Bėgti į pusiau greitą. Francisko iš toli, 3 taškai, na, minėjai, jog būtent daugiau, kad greičiau tas serijas užsibaigti ir greičiau sezoną pabaigti, o ne tampytis ekstra rungtynėse. Butkevičius iš kampo būtent... Vadinama high-low, bet visiškai laisvas Žalgiris žaidėjas rotuoja ir pelno taškus. Čia Cisko dar vieną kartą iš toli ir dar 3 Cisko taškai. Tikrai nekoks Žalgiris. Dabar jau stabdo arklius ir Francisko gali šitą 3 taškį pataikyti prancūzas. Ta ir padaro 17-11. Turėtų tikrai gerai. Susiorientavo Bosnis, Lyva paliktas laisvas, būtent Mutičius prie jo ir Čianakas vėl griebėsi už daug. Įma kamuolį Ulanovas, nusimeta Slyvai. Slyvas, patogus metimas, netaiklus. Raitas iš viršaus, dėjimas ir iš trečio karto kamuolį pirmasis numeris. Mozis Raitas pagauna šį perdavimą, 2 žmonės prieš jį, Formanavičius ir Washingtonas išsimeta metimą. Mozis Raitas ir matau, bandė kūnų labai stipriai prisidengti, nepataikė. Žalgiris jau kitoje pusėje, Ulanovas labai gerai susimeta kamuolį ir Ąžuolas Tubelis pelno 230, Danusevičius ten kirto Slyva, gauna kamuolį Francisko, gali dar pažeisti taisyklės Lietkabelis, Francisko šauna ledinį 3, dabar Francisko šauna iš toli, dar kartą 5 taškai iš 6 susirasti Žalgirio kapitonas. Giedraitis čia šokdamas atgal, Dovis Giedraitis dar tiek iki atakos laiko, tiek iki kėlinio. Ulanovas greitą metimą atlieka, kažkiek pasiseka gal Žalgiriui, kad patys atsikovoja kamuolį ir Birutis iš antro karto nubaudžia varžovus ir dar vienas mesdavo, bet šiose rungtynėse tai tikrai tie procentai negalioja. Mozis Raitas iš kiek toliau, vėl niekas neatsitveria. Ąžuolo Tubelio 2 taškai, čia ir Tautvydas Šležas šaukia dabar, nežinau, ar grįžti gynybą, ar nepatenkintas dėl kažko. Estas, Tubelis per kitą pusę, 2 taškai. Ir papildomi žingsniai ir ganėtinai gerą metimą ten atakuojantis gynėjas išsimetė. Tubelis greitame puolime, elegantiškas dėjimas. Ir dabar. Stęs ataką dar kartą, Cisko iš toli ir 2 iš eilės panašu nenusteigia Cisko šiandien. Ir žiūrėk, būtent ta riba trečio kėlinio vidurys, kai jau važiuoja, tai nuvažiuoja tas Žalgirio traukinys, vienas likęs prieš Radičevičių. Skersas perdavimas, Ulanovas iš toli, 3 taškai, gal kai kamuolio nepavyksta atsikovoti, Sirvydis parodo puikų supratimą situacijos. Oi, kaip čia gražiai. Šiose rungtynėse 20 minučių buvo pakankamai laiko, kad susikraut tokią statistiką ir turi dar vieną šansą. Ir jeigu kalbėjome, čia gerai spaudžia kamuolį, ties klaidos riba, Tubelis iš kampo. Įmeta kamuolį Vilniaus Igosui. Įmetamas kamuolys Tubeliui, praeitą kartą pavyko išvengti. 10 minučių buvo sužaidęs pirmoje pusėje, antroje tik tai 3 minutės. Būtent dabar jisai ginasi prieš Tubelį, Tubelis stringa vis tiek, savo metimą išsimeta. Būtent stringa tiesa puolime, Tubelis, na dabar jau ne pats kokybiškiausias krepšinis, ką esam matę. Iš pagrindinio savo komandos taškų rinkėjo, 3 sekundės, 2-1 ir dabar jau aidi rungtynių sirena.